Sveiki, su jumis yra MJ Taro ir šiandien aš nusprendžiau padaryti tokį gan neįprastą savo skaitimą. Neįprastą, nes nebus jokių variantų, nebus kažkokių tai laikotarpių, konkrečių klausimų. Tiesiog bandysiu paskaityti taip vadinamas istorijas, kokią žinutę noriu jums perduoti kortos. Tai ar čia gausis viena ilga žinutė, ar daug trumpų žinučių, net neįsivaizduoju, pamatysim eigoje. Taigi, pradėkim. Kas žmonėm, kurie žiūri šitą vaizdo įrašą, aktualu žinoti. Pradžiai pradėsim su orakuliniam kortom. Štai. Ir pirmasis orakulas. Šokite. Nuotykiai, pasakykite jas pokyčiam, ar nepasakykite taip pokyčiam. Tiesiog nerkite tiesiai į pokyčius. Net per daug negalvodami, kol kas taip noris pasakyti. Taip. Štai. Tikėkit savimi, klausykit savo širdies. Darykit tai, kas teikia jums džiaugsmą. Labai gražiai susisieja šitos dvi kortos iš tikrųjų ir trečioji. Taigi priežastys švęsti, draugų bendruomenė, džiaugsmingi pranešimai apie santykius arba vaikus. Okay. Paimkim šitą kaladę. Apie kokius čia pokyčius šneka pirmoji korta? Tiksliau ne pokyčius, o nuotykius. Kam čia reikia pasakyti taip? Pirma mintis šauna į galvą, tai nuotykis, kuris padės išgydyti jūsų sužeistą širdį. Sužeistą širdį svarbu gydyti todėl, nes tarsi jau pati visata ragina ją gydyti. Nustoti žvalgytis į tai, kas skaudina, kažkaip užsispyrėliškai, netgi noriu sakyti, užsispyrėliškai nenorėti paleisti to, ką reikia paleisti.
kas jūs įskaudino. Nes man toks jausmas, kad jūs savo viduje vis dar esat įsikibę į tai, kas jūs skaudino. Jūs dar nepaleidot to. O visą tai jau jūs stumia kaip ir gydyti tą sužeistą širdį. Situacija, kuri padės jums užgydyti širdį, bus staigi, gali netgi pasirodyti arši iš pat pradžių. Tačiau tai įvyks ne veltui. Pradžioj į tą situaciją jūs galite norėti sureaguoti gan griežtai, galite netgi norėti tą situaciją atmesti, tarsi iš karto, ne, taip aš nedarysiu, šito man nereikia. Tačiau ta situacija, jinai ne veltui bus siunčiama. Ji iš tiesų bus jums labai reikalinga, nors ir iš pradžių taip gali neatrodyti. Žmogus, kuris dalyvaus situacijoje, kuri padės jums išgydyti širdį, tai labiau matau kaip vyrišką energiją. Ir man toks jausmas, kad jūs jaučiat nepasitenkinimą ne vienoje situacijoje. Ir gali būti, kad tas žmogus ateis padėti jums išspręsti vieną situaciją, tačiau kartu išsispręs ir tą situaciją, dėl kurios jūsų širdis liko sudaužyta. Tai vat. Leiskit, kad jums padėtų, net jeigu tai bus labai staiga ir gali jūs išmušti iš vėžių, tačiau leiskit, kad jums padėtų. Ir nes tai tiesiog bus dalis jūsų sudaužytos širdies gijimo. Surinksim. Dar noriu pažiūrėti, dėl ko dužo ta širdis. O širdis dužo dėl to, nes kažkas nenorėjo kelti santykių į kitą lygį. Aš labiau čia linkstu, kad šnekam apie sudaužytą širdį romantinį sferoj. Ir kažkas nenorėjo santykių perkelti į kitą lygį. Galbūt nenorėjo kartu apsigyventi, galbūt nenorėjo susižadėti, galbūt nenorėjo susituokti. Ir buvo nuspręsta, kad reikia trauktis, nes tai manęs nebetenkina. Tai nėra ta partnerystė, apie kurią aš svajojau, kurios aš norėjau. Ir
tarsi nebežinau, ar čia man verta gaišti laiką. Buvusioje sąjungoje nebuvo pateisinti lūkesčiai. Nors matau, kad buvo stengtasi bent jau iš vienos pusės, tai tikrai buvo dėtos pastangos, bet vis tik nuspręsta pasitraukti. Gerai, pasižiūrėkim, apie ką yra antroji korta. Tikėk savimi, klausyk savo širdies ir daryk tai, kas teikia džiaugsmą. Vėlgi, šitą kortą sako, kad reikia judėti link žmogaus. Ar ne? Pirmoji korta, ta prasme, sakė, kad gali ateiti pas jūs žmogus, kuris padės padaryti pokytį jūsų gyvenime. Ir antroji korta sako lygiai tą patį, kad reikia judėti link žmogaus, kuris padarys jūsų gyvenimą lengvesnį, kuris paims dalį naštos, kurią jūs nešat savo. Kaip ir pamenat, jau sakiau, iškrito, kad tas žmogus norės jums padėti. Tai vėlgi čia yra šnekama apie tai. Įsileiskit žmogų, kuris nori jums padėti. Ir noriu pasakyti, kad tai pradžiai galbūt jūs norėsit ar ne atsisakyti tos pagalbos, viskas čia atrodys kažkaip tai per greit, gal netiesa, gal čia nori apgauti. Tačiau rezultate tas žmogus ir ta pagalba jums atneš džiaugsmą. Na tikrai, šios dienos istorijos tematika yra meilė. Meilė, sąjunga. Taip, tas žmogus padės jums nusikelti naštą, kuri yra atėjusi iš kažkokių tai konfliktų sąjungoje. Iš sąjungos, kurioje buvo elgiamasi egoistiškai. Aišku, kitiems tai gali būti ir darbinė sąjunga. Kodėl kilo šitie konfliktai? Ir dėl to, nes arba kažkas veikia iš ego, arba kažkas netgi veikdamas iš savo ego bandė kito žmogaus vidinę saulę užgesinti. Ir dabar jaučiasi, kad ta situacija jinai nėra išbaigta, nors visata kaip ir stumia, kad jau šitą situaciją, šitą santykį reikia išbaigti. Tačiau jinai dar yra kaip našta.
Kas galbūt skiriasi ar ne su partneriu, kur buvo bendras turtas, galbūt vis dar vyksta turtų dalybos, kas šviežiai išėjo iš santykio, galbūt tiesiog, arba nebūtinai šviežiai, bet tiesiog jaučiasi, kad vis dar neišeina paleisti šitos istorijos, paleisti šitų nuoskaudų ir šito pykčio. O visata jau jūs stumia link to, kad paleiskit. Štai. O paleisti tikrai verta ir apsimoka. Dėl to, nes jūsų taip lauktų daug šviesesnis etapas, daug geresnis etapas. Jūsų nuotaika bus pozityvesnė. Atsiras žmonių jūsų gyvenime, kurie teiks jums džiaugsmą. Jūs galbūt pats tada norėsit labiau eiti, taip sakant, į žmones. Ir pokyčiai čia tikrai bus tik pozityvus. Tie pokyčiai bus apie tai, jeigu jūs paleisit tą situaciją, ar ne, kad ne tik, kaip sakiau, norėsis būti labiau tarp žmonių ir netruks geros nuotaikos, tačiau tarsi jūs pati arba jūs pats jausitės savo pakankamas, kad štai aš viską turiu, ko man reikia. Aš viską pasiekiau vienas ar ne, užsidirbau vienas ir ką turiu, to pakanka. Ir čia nebūtinai aš kalbu apie finansinę gerovę. Toks jaučiasi, žinot, lengvumas, kad man ne tik aplinkoj gera ir ramu, bet ir viduj gera ir ramu, kad ir būti vienam pačiam su savim. Tai va, tik tikėkit savim, pasidalinkit naštą ir tada ir laiko bus daryti daugiau tai, kas jums patinka ir jausis toksai netgi polėkis daugiau eiti, veikti, daryti. Ir paskutinė korta, ar ne, priežastis švęsti. Draugų susibūrimai ir laimingi pranešimai apie santykius, vaikus. Iš tikrųjų, netgi visos 3 kortos taip gražiai susilieja į istoriją. Ar ne? Nebijokit sakyti taip pokyčiam o tie pokyčiai ar ne yra kaip ir paleisti situaciją, kuri liūdina ir įsileisti žmogų, kuris padėtų be kita ko dar tą naštą šitoje istorijoje pasimti. Tikėti savimi ir daryti tai, kas jums teikia džiaugsmą. Nes kai jūs vėlgi pasidalinsit tą naštą, jums bus ir nuotaika geresnė, ir laiko daugiau liks. Ir tada bus priežastis švęsti. Ir norėsis švęsti su draugais, artimaisiais.
Nes dabar jaučias pas kai kurios tokia slogi nuotaika. Kai kuriem gali visai nesinorėti dabar eiti kažką daryti. Toks tarsi dirbu, grįžtu namo ir taip kažkaip prastumiu tą vakarą, einu miegoti, vėl atsibundu ir vėl tas pats darbas, namai, o mintis vat tam negatyve, kuris sudaužė širdį. O švęsti čia bus ką. Nusimato žinios apie meilės įteisinimą. Vat kažkodėl būtent taip ir noris pasakyti. Tai ta prasme, galbūt sužinosit, kad kažkas tuokėsi, kad kažkas susižadėjo. Na, o galbūt čia ir patiems gyvenimas tokią staigmenėlę pametės. Ir taip, labai noris pasakyti, kad švęsit meilę. Ar savo, ar kažkokiu tai draugu, ar giminaičiu, bet ir tarsi baigėsi tas toks išvilkčiojimas per petį. O gal čia mane dabar apgaus, o gal man čia dabar reikia jau pasiruošti gintis, nes mane puls. Tarsi viskas taip labai gražiai nurimsta. Tarsi tas skaudi praeitis, tie slogus prisiminimai, jie liks nuošaly. Tai bus kaip tiesiog pamoka. Tai, ką jūs išgyvenot, ir tai jau yra kažkur tai nebe čia, nebe šitam laike, bet būtent praeity. Ir iškrito tikrai labai pozityvas ir geros kortos. Jeigu jūs įsileisit žmogų, leisit, kad jums padėtų, jeigu gydysit savo širdį, tai tikrai nueisit į pozityvesnius laikus. Ir tas šventimas, buvimas tarp žmonių, jūs ne tik, kad padarys laimingų, bet gali netgi atnešti tokios naudos gyvenime. Galbūt netgi kažkokią tai ar verslo idėją, ar geresnį darbo pasiūlymą. Nes jūs tarsi jausitės pakylėtas dėl to, nes kitas bus pastebėjęs jūsų gerasias savybės, jūsų sugebėjimus ir vat galbūt kažką tai gero pasiūlys. Iš tiesų jums nusimato labai geri laikai. Bet vėlgi sakau, reikia pirmą išgydyti širdį ir leistas, kad jums padėtų. Tai štai tokia tai istorija ir jeigu jums rezonavo, lauksiu patiktuko, prenumeruokit, komentuokit, labai fainas yra grįžtamasis ryšys, o jeigu turėsiu laiko, padarysiu ir balandžio taroskopą.
tikriausiai grįšiu prie savo 3 varianto standarto. O sakau, jeigu atrasiu laiko dar dėl to, nes pradėjau mokintis astrologiją, numerologiją, tai ateityje darysiu ir tokias prognozes. Bet dabar dar viskas yra procese. Tai va. Sėkmės jums ir iki.